Sveiki, sveiki, čia Birutė ir antra dalis apie teiginius, apie tinklinį marketingą. Ne, aš neplatinsiu ir tinklinis marketingas tai ne man. Taigi, pirmąjį video, jeigu nematei, pasižiūrėk, o aš apie sekančius 4 teiginius. Taigi, pirmąjį noriu paminėti apie žema starto kaina, išlaikymas ir rizika. Tinklinė marketingė, bent jau kompanija, su kuria bendradarbiauju, tai yra Essence kompanija, yra startas prasideda nėra tokio kaip paketo, už kiek nusipirkti ar ne, bet tu gali sustartuoti įsigijusi savo, tarkim, lūpų dažus ar tai kvepalus ir viskas. Tai yra tavo startas. Aišku, jeigu tu nori dirbti su kvepalais, tai visą laiką rekomenduoju įsigyti kvepalų mėginukų papkutę, kuri irgi, kai sakom, liaudiškai ne karvę kainuoja. Taigi, jokios rizikos, kaip sakant, jokių startinių paketų, kur tau kažkas gali netikti, nes tu rinkėsi pagal save. Išlaikymas. Tau išlaikymas e-shopo nekainuoja, nes tai daro už tave kompanija. Kompanija moka visas išlaikymo išlaidas, e-shopo už jo palaikymą, už buhalteriją, už viską moka kompanija. Lygiai taip pat ir rizikos. Nėra rizikos, kad tu kažką tais, tau atsitiko gyvenimas ir tu negali eiti į darbą.